Šeima taikliai vadinama visuomenės ląstele. Norint suprasti visuomenės patologijas, būtent šeimos santykių analizė gali daug ką paaiškinti. Ta pačią logiką verta taikyti, ieškant įvairių susirgimų priežasčių. Ląstelių vidinio gyvenimo peripetijos, jos organelių sąveika, įvairių molekulių apykaita pastaraisiais metais susilaukia vis didesnio tyrėjų dėmesio. Naudojamos universalios tyrimų platformos, laboratorijos ant lusto. Tai galimybė pažvelgti į intimaus ląstelių gyvenimo aspektus. Įsivaizduokime realybės šou, kurio objektas – ląstelėje vykstantis itin spartus procesai. Slaptos kameros funkcija, stebint šias peripetijas, atlieka mokslininkų, taip pat ir Lietuvoje kuriami nauji tyrimų metodai ir įrenginiai. Tai yra tendencija, kadangi pastaraisiais dešimtmečiais buvo kiekvienoje iš mokslo šakų, tai gyvybės moksluose, fizikoje, chemijoje padaryta daugybė proveržių, būtent tame mažuose masteliuose, įvairūs reiškiniai puslaidininkiuose, įvairios naujos optinės medžiagos, cheminės sintezės galimybės mažose erdvėse leido sukurti tiesiog naujas medžiagas. Ir aišku, tai natūrali tendencija taip pat ir gyvybės moksluose, kadangi sudedamosios gyvųjų audinių dalys, ląstelės turi savyje irgi mažesnės struktūras. Derindami tarpusavyje įvairius mokslus ir taikydami įgytas žinias apie mažus tūrius, mikro ir nano struktūras, mokslininkai kuria naujus tyrimų metodus ir aptinka naujų reiškinių, kai kurie iš jų pateikia nemenkų staigmenų. Pavyzdžiui, bakterijų, jos tam tikra prasme yra unikalios, kaip mes esame unikalūs žmonės. Mūsų genomas yra tarsi tas pats, bet mes turime skirtingą plaukų, akių spalvą. Taip ir bakterijos yra unikalios. Ką reiškia šis unikalumas, sunku pasakyti, ar iš to galima tikrai išpešti kažkokią svarbę, naudingą informaciją, bet vėlgi tik tai iliustracija, kad ėjimas, pavyzdžiui, į vienos ląstelės tyrimus, į vienos ląstelės genomiką, proteomiką, metabolomiką yra labai įdomus. Viena geriausiai žinomų sėkmės istorijų susijusių su mikro ir nano manipuliacijomis – puslaidininkių fizika. Puslaidininkių pramonė pasiekė milžinišką pažangą, mažindama tokių prietaisų kaip tranzistoriai matmenys. Mokslininkai sukūrė išradingas technologijas, iš jų sukomponuoti integrinės schemas, mikrolustus, kurie dabar yra mūsų supančių elektronikos prietaisų širdis. Tačiau norint gaminti panašaus dydžio prietaisus iš polimerinių medžiagų, biopolimerų, puslaidininkių pramonės sukurti metodai ne visiškai tinka. Puslaidininkinės medžiagos yra patvarios medžiagos, jos puikiausiai veikia įvairiuose temperatūrose, vakume, jos gali būti tiesiog konstruojamos pasinaudojant ultravioletą ir ultravioletinę spinduliuotę ir kitus, viena sakyčiau, agresyvius metodus, kas visiškai netinka baltymams, lipidams ir kitoms biologinėms medžiagoms. Tiesiog tada atsirado būtinybė kurti naujus medžiagų mikro-nano inžinerijos metodus. Tokie mikro-nano formavimo metodai kol kas dar yra nišinės sritis. Laimė kompiuterių gamybos kompanijos greitai pastebėjo, jog tai puikia galimybė praplėsti savo asortimentą, pasiūlant naujus bioanalitinius metodus medicinai, pavyzdžiui, audinių inžinerijai. Tyrėjų grupė susidomėjo galimybę kurti būtent naujus metodus, konstruoti hibridinės struktūras, kurios savyje turėtų ir gyvuosios vadinamosios, reiškia gyvosios gamtos elementus ir taip pat dirbtinės medžiagas. Mūsų laboratorija yra viena iš tokių vietų, kur kuriami tie nauji metodai. Daktaras Ramūnas Valiokas vadovauja Fizinių ir technologijos mokslų centro nanoinžinerijos skyriui. Pavadinime užkoduota tai, kad tirdami mažus biologinės kilmės ar sintetinės medžiagos kiekius, mokslininkai ne tik analizuoja metalų nanodalelių, tvarkiųjų organinių struktūrų bei grafeno savybės, bet ir patys gamina naujo tipo darinius, išbando juos jutiklių, ląstelių arba audinių inžinerijos srityje. Mūsų interesas nuo pat laboratorijos arba šitos skyriaus įsteigimo buvo tyrinėti mažas struktūras, kurios tiesiog savo savybėmis yra įdomios, pavyzdžiui, ląstelės pažinimui arba ląstelės reiškinių panaudojimui. Ir taip ir gimė tokia idėja sukurti jutiklius vienos ląstelės metabolizmo stebėjimui. Pastarųjų 14 metų rezultatai ląstelių medžiagų apykaitos tyrimo srityje liudija, kad pavienės ląstelės elgiasi gana skirtingai. Todėl sunku tyrinėti, kaip metabolitai iš vienos ląstelės migruoja į kitą.
O tai svarbu siekiant suprasti, kaip vystosi arba atsinaujina nervinis audinys, kokiais būdais neuronai bendrauja tarpusavyje, kaip diferencijuojasi kamieninės ląstelės ir formuojasi audiniai. Mokslininkams trūksta fizikinių įrankių, leidžiančių tirti vienos ląstelės arba jos aplinkos metabolinį aktyvumą. Bendraujant su mūsų partneriais Luzanos technologijų institute Šveicarijoje, su profesoriu Kai Jonson ir mūsų kolega dr. Gražvydu Lukinavičiumi, kilo idėja sukurti tokio naujo tipo įrenginį, tai yra jutiklį, skirtam registruoti vienos ląstelės metabolinį aktyvumą. Tas jutiklis kuriamas dvejopai, pasitelkiant dvi skirtingas technologijas, būtent baltymų inžinerijos ir chemijos inžinerijos technologiją, kuriant fluorescuojančius jutiklius. Tai yra mažas molekulės, kurios įterpiamos į ląstelę ir keičia savo spalvą būtent dėl joje vykstančių metabolinių, sakykime, reiškinių. Iš kitos pusės, mūsų dalis to sensoriaus konstravime, mes sugebame tokias miniatiūrinės, reiškia, daleles, tai yra tas molekulės jaučiančias metabolito buvimą artimoje aplinkoje, patalpinti iš karto už ląstelės ribų. Bendro Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų projekto MetaSense tikslas – sukurti vienos ląstelės tyrimų platformą, kuri būtų naudojama nustatyti tam tikroms molekulėms, dalyvaujančiams viduląsteliniuose ir tarpląsteliniuose procesuose. Pavyzdžiui, tirti signalų perdavimą neurotransmiterinėmis medžiagomis, gyvybinių ląstelės medžiagų sintezę ir panašiai. Mokslininkai sukūrė specialią platformą, imituojančią ląstelių natūralią aplinką. Ji sudaryta iš vienos ląstelės prisijungimo zonos, pagamintos iš baltymų ir joje paslėptų jutiklių, galinčių jausti ieškomų molekulių metabolitų gamybą bei išskyrimą. Ląstelė savanoriškai prilipusi ant tokios platformos, jei paruoštoje nusileidimo aikštelėje it malūnsparnis, stebima didelės skyros mikroskopu didinančiu 1000 kartų. Specialiai parengtoms mažoms molekulėms, tarsi slaptiesiems agentams patekus į ląstelę ir sąveikaujant su vietos molekulėmis ar organelėmis, mikroskopas iš karto fiksuoja švytėjimo pokyčius. Didysis brolis įdėmiai stebi mažąsias ląsteles. Tai yra tam tikras realybės šou, tiesiog stebiamas taip vienos ląstelės gyvybinis ciklas. Kaip minėjau, panašus tyrimai labai įdomus pasirodė daryti be kita ko mūsų kolegos ir gero bičiulio daktaro Ramūno Stepanausko Jungtinėse valstijose, Bigelow tyrimų laboratorijoje, kur jis parodė būtent galimybės žvalgyti vienos ląstelės genominį unikalumą. Išmokus registruoti pavienių ląstelių medžiagos apykaitos, tai yra metabolizmo pokyčius, šie pokyčiai bei įvairūs metaboliniai signalo sklidimo kanalai gali būti valdomi vaistais. Todėl planuojama, naudojant šį metodą, išbandyti įvairius naujus vaistus, stebint, kaip jie keičia ląstelės būseną, jos gyvybinius procesus. Toliau tyrimų kompleksiškumas didinamas atliekant tyrimus audiniuose, jau galima stebėti kažkokį tai kooperatyvinį bendrą reiškia veikimą daugelio ląstelių ir kaip, pavyzdžiui, vienas ar kitas vaistas veikia jau audinio, sakykime, savybės ir taip pat ligos progresiją arba ligos stabdymą būtent audiniuose. Bet tas parengiamasis darbas ląstelėse jis įdomus ir svarbus iš praktinės pusės, kadangi visą laiką gerai išbandyti vieną ar kitą medžiagą ankstyvoje stadijoje, būtent suprasti jos veikimo mechanizmą pavienių ląstelių lygmenyje. Kaip žinoma, ląstelės gana patvarus objektas. Dauguma jų turi savotišką skeletą. Tai tam tikros baltyminės struktūros, palaikančios ląstelės formą. Jos taip pat lemia ir ląstelės judėjimą. Kalbant apie naujus metodus, apie tarkim, daugiau netradicinius metodus, kaip minėjau, panaudojimą mikro-nanostruktūrų, šis rytis yra žymiai naujesnė. Nėra daug tokių grupių, kurios turėtų technologijas konstruoti karkasus arba vadinamasis parkavimo aikšteles pavienėms ląstelėms ir mums labai džiugu, kad mes turime šį privalumą čia Vilniuje ir jį puikiai išnaudojame. Taip pat ir tokius bendrus tyrimus atliekant su pripažintais centrais kaip Luzana, Heidelbergas arba Švedijos tyrimų grupėmis. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokslininkai aktyviai bendradarbiauja su ląstelės biologijos ir audinių inžinerijos tyrimų grupėmis įvairiose pasaulio šalyse, sėkmingai taikydami tyrimų rezultatus praktikoje, pavyzdžiui, kuriant audinių inžinerijos ir audinių tyrimų sistemas.
Tikimės, kad taip pat ir pavienių ląstelių analizės metoduose tokie mūsų tyrimai bus pritaikyti visų pirma naujų vaistinių medžiagų testavimo, taip pat toksinių medžiagų testavimo technologijose. Taigi galima tokius jutiklius, miniatiūrinius jutiklius apjungti į jų grupės, kurti lustus, kur vienu metu stebima, pavyzdžiui, toksinis poveikis įvairių medžiagų, naujų medžiagų. Nors laboratorijų ant lusto asortimentas kol kas nedidelis, vis daugiau tyrėjų arba farmacijos kompanijų įsitikina, koks tai efektyvus instrumentas. Tokias mikrolaboratorijas galima naudoti, atliekant naujai susintetintų junginių cheminę analizę, aplinkos stebėsenoje, medicinos diagnostikoje, taip pat ir sintetinėje chemijoje, atrenkant perspektyvius junginius. Tačiau nanoinžinerijos specialistai planuoja kurti dar sudėtingesnės sistemas. Mūsų nanoinžineriniai ir mikroformavimo metodai jau yra derinami ir kombinuojami su technologijomis tokiomis kaip biosintetinių medžiagų gamyba, būtent hidrogelio tipo medžiagos, kurios savyje turi daug vandens, bet atsiveria galimybės derinti šias technologijas toliau, taip pat su kamieninių ląstelių technologijomis, kurios vystosi kaip tikrai stipri šiuolaikinė tyrimų sritis. Nuo čia jau netoli iki tokių sistemų kaip organai ant lusto. Paprastesni audinių ant lusto modeliai, kepenų arba odos ląstelių, jau prieš keliarius metus sėkmingai įdiegti medicinos praktikoje. 2012 metais Jungtinių valstijų vyriausybė skyrė $140 milijonų 10 modelinių organų rinkinių sukurti, kurie išliktų gyvybingi mėnesį ir kaip Lego detalės galėtų būti komplektuojami pagal analizės poreikį. Kodėl šie organų ant lusto modeliai tokie paklausūs? Jie leidžia kur kas tiksliau įvertinti naujų vaistų poveikį. Pavyzdžiui, naudojant kvėpuojančio plaučio ant lusto modelį, kurį matote šiame įraše, buvo tikrinamas priešvėžinis preparatas interleukinas 2. Paaiškėjo, jog jis sukelia plaučių edemą. Tačiau naudojant Petri lėkštelėje išaugintas nekvėpuojančias plaučių ląsteles, šis pavojingas šalutinis poveikis buvo beveik nepastebimas. Taigi, turint tokius modelius, galima patikimiau aptikti vaistinės medžiagas, taip pat lyginti skirtingų mokslinių laboratorijų duomenis. Na, o kitą savaitę išgirsite apie reikšmingus pasiekimus audinių inžinerijos srityje.